Pabaigai noriu pasidalinti su jumis viena meditacija. Raskite savo patogią padėtį, kad stuburas būtų tiesus. Jeigu jums sudėtinga sunerti kojas, ar ten sukelti lotuso poziciją, ar kažkaip kitaip, tiesiog atsisėskit ant kėdės, arba išsitieskit kojas, jeigu norit netgi štai taip, pat jeigu jums patogu, štai taip pasidėkit taip. Bet svarbiausia, kad mes jaustume tiesią ašį, viduje turi būti tiesiai ašis. Čia mes turim palei stuburą tokį centrinį energetinį kanalą, per kurį sąveikauja žemė, vadinama taip, žemė ir dangus. Jin ir jan energijos. Jin energija kyla į žemės į viršų, iš dangaus leidžiasi jan energija. Ir jis eina palei mūsų stuburą iš vidinės pusės. Tai nėra kažkoks fizinis organas ar kažkas, tai yra tiesiog toks energetinis centras, per kurį sąveikauja šitos dvi jėgos, vadinkim taip. Tai mums reikia tiesiog rasti padėtį, kur galėtų nugara atsipalaiduoti ir išsitiesinti vienu metu. Kakta tarsi į kažką lengvai įsirėmusi, smakriukas truputėlį patrauktas į save, šiek tiek, kad išsitiesintų kaklas. Krūtinė minkšta, neįtempkit, taip pastebėkit, ar nesat taip įsitempę, atpalaiduokit minkštai krūtinę. Juosmuo lygiai taip pat neturi būti. Jeigu krūtinė įsitempia, tikrai bus įsitempęs ir juosmuo. Jeigu krūtinė atpalaidavot, atsipalaiduos ir jūsų juosmeninė dalis. Rankas galite laikyti, kaip jums patinka, kaip jums patogu, ar ten mūdras daryti. Esmė yra tiesiog mūsų ašis. Užsimerkim. Vėl pastebėkim ramiai savo kvėpavimą, koks jis ramus, koks gilus. Ir palengva pradėkim jausti savo viršugalvį. Čia yra baigui taškas. Turėtume jausti tiesiog savo dėmesį viršugalvį. Jeigu nukreipiam dėmesį į tą vietą, ji pajautrėja. Atsiranda visokie papildomi pojūčiai. Leiskim savo pajausti, kaip iš dangaus leidžiasi toks tarsi srautas per mūsų viršugalvį, kiaurai kaip koks dušas, kaip fontanas, praprausdamas mus ir per visą mūsų kūną praėjęs leidžiasi gilyn į žemę. Pasėdėkim tam pojūtį, pajauskim tiesiog šitos energijos kryptį, tekėjimo kryptį iš viršaus į apačią. Kvėpuojam ramiai, neforsuojam kvėpavimo, tiesiog jį stebim. Jeigu pojūčiai sustiprėjo, galim atkreipti dėmesį į mūsų tarpvietę ir pajausti, kaip iš žemės kylanti energija keliauja į viršų, pro mūsų viršugalvį į dangų. Tiesiog ta kryptis. Turi atsirasti pojūtis tarsi kažkokios tėkmės, kažkokio vidinio srauto, kylančio iš apačios į viršų. Jeigu pojūčiai atsirado, galim skirti kažkiek laiko, kad jie sustiprėtų. Arba galim apjungti tėkmę iš viršaus ir tėkmę iš apačios į viršų. Jausmas būna toks, tarsi jaučiam dvi jėgas judančias vienu metu.
jautresni, dėmesingesni žmonės gali jausti, kad tas srautas nėra visiškai tiesus, jis kažkam gali šiek tiek suktis kaip spiralė. Ir judėdami tarpusavį prasisuka ir juda toliau. Tarsi vyksta energijų mainai. Jeigu pavyksta šitus pojūčius atrasti, juos išjausti, stebėkim, kokio dydžio, kokio pločio yra mūsų ašis, kiek ji tvirta ir kiek lengvai, nevaržomi tie srautai teka. Ar niekas nėra kreiva, ar niekas neblokuoja, ar visi slanksteliai išsitiesino, ar nugara pakankamai tvirta ir atpalaiduota. Ir vėlgi, čia nieko padaryti negalim, tik skirti dėmesį. Savo dėmesiu praplėsti. Jeigu jaučiam, kad užsispaudė, tiesiog išlaisvėkim savo ketinimus, savo dėmesio intenciją, praplėskim mūsų ašį, kurioje šitie srautai sąveikauja. Žmogus yra tarsi tarpininkas. Pagal kinų filosofiją jis yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės. Ir jeigu norim būti sveiki, gyvybingi, turim jausti, kiek geras laidininkas esam dangui ir žemei. Ir pabūkim tose pojūčiuose, kuo dažniau darysit, kuo ilgiau tą darysit, tuo labiau aiškesni bus jums šitie pajūtimai. Atsiras tarsi savaime supratimas, jau bus ne tik filosofija, bet ir jūsų pačių išgyvenama praktika, patirtis. Tai ačiū Jums labai, kad buvot su mumis šitas 2 savaitės. Esu labai dėkinga, kad išbuvot, ėjot kartu, atradot. Improvizuokit, darykit judesius, tęskit. Galbūt grįšim rudenį, darysim užsiėmimus kažkokius, vėl rinksim grupes, kiek mums išeis, kiek sąlygos leis. Galėsit jungtis. Taip pat noriu labai nuoširdžiai padėkoti mūsų operatoriai. Egle, gal gali pasirodyti? Eikš, prašau. Be jos nebūtų to, ką jūs gavot. Nebūtų viso to rezultato. Tai va, ačiū labai. Ir ačiū Jums, kad buvot kartu. Ir tikriausiai iki kitų kartų. Iki. Einu išjungsiu.